Sveiki, tai laida Žmogus žmogui, kurią rengia Žmogaus teisų stebėjimo institutas ir aš, žurnalistė Jovita Valeikaitė. Šiandien mano viešnia ponia Aušra Kurienė, Paramos vaikams centro vadovė. Taip pat iš dešinės turiu jauną, simpatišką merginą Žydrę. Pristatysiu kiek vėliau. Kalbėsime šiandien mes apie tai, kad žmogaus teisų gynėjai ir vaikų teisų gynėjai vis dažniau kalba apie tai, kad vaikų talpinimas į instituciją, į vaikų namus yra jų teisų pažeidimas. Kurioje vietoje tos vaikų teisės yra pažeidžiamos, juk talpinami jie atrodo į šviesius, gražius, švarius, šiltus namus. Kiekvienas vaikas turi teisę gyventi šeimoje ir aišku taip atsitinka, kad kai kurios šeimos yra nepajėgios užauginti savo vaikų. Tai kita alternatyva valstybėje turėtų būti surasti vaikui, padėti surasti vaikui kitą šeimą, kurioje jisai galėtų augti, ne jo biologinę šeimą, bet kitą šeimą, kuri galėtų ir norėtų užauginti vaiką. Jeigu tai nepavyksta, jeigu mes kaip valstybė kažkaip nepajėgiam turbūt taip suaktyvuoti savo žmonių, ar mūsų žmonės nesijaučia tokie pajėgus ar įgalūs užauginti daugiau vaikų, tai tada mes turėtumėm kažkokią surasti jiems sąlygas, kur būtų maksimaliai priartinta prie šeimos situacijos. Ir tik tai pati blogiausia alternatyva yra institucija, į kurią vaikas tikrai turėtų patekti bent jau teismo kažkokiu sprendimu, o ne tiesiog kažkokia automatinė tvarka, jeigu ten, nežinau. Atvykom į namus, radom girtus ir alkanus ir tos pat iškeliavo institucija. Tai šiai dienai taip yra. Tai taip, ta prasme, tai yra vaiko teisės pažeidimas. Vaiko teisės augti šeimoje. Vaiko teisė yra turėti stogą virš galvos, yra, sakykime, būti sočiam, yra būti aprengtam, kad jo būtų pasirūpinta, kad jisai būtų švarus ir ligos atveju jisai, būtų gydomas. Tai čia labai svarbios pamatinės išgyvenimo sąlygos. Jeigu jis bus nesotus, nesveikas, tai jis tiesiog bus miręs. Bet vaikai yra, kaip ir mes, esam socialūs padarai, mes gyvenam sociume, mes esam žmonės, ne tik padarai, kurie valgo ir nešioja kailiuką. Tai vaikui reikia dar ir socializacijos, jam reikia tapti žmogumi, jam reikia būti mylimam, jam reikia, kai jisai serga, ne tik, kad jam duotų vaistus, bet dar, kad kas nors ir už rankos palaikytų ir paglostytų. Jam reikia, kad ne tik tai jam duotų maistą, bet kas nors žinotų, ką jisai mėgsta, kad jis tikrai mėgsta pupelių sriubą ir nekenčia raugintų kopūstų sriubos. Jam tikrai reikia žinoti, kad jisai ne tik ateina į mokyklą, bet kai toj mokykloje nesiseka jam, kai jisai bijo kontrolinio, kad jis turi suaugusių žmogų, kuriam jis pasakys, aš labai bijau matematikos ir jam pasakys, tai nieko. Aš mylėsiu ir išvirsiu tau pupelių sriubos, net jeigu tu gausi 2. Atrodytų vėlgi, kai daug kas galvoja mūsų visuomeniai, kad šeima yra atsakinga už tai, kad vaikas būtų pamaitintas, aprengtas ir švarus ir turėtų kur miegoti. Kai taip galvoji, tai išvažiuoji į Airiją, palikė šią savo vaiką tam, kad atsiųstum jam švarių rūbų, naują telefoną ir naują kompiuterį. Ir nežinodamas, kad labiausiai jam reikia mamos, o ne kompiuterio ir ne telefono ir gal net nešvarios lovos, bet mamos. Pats laikas pristatyti Žydrę. Žydrė, kiek tuo metu? 27? Taip. 27 metai. Su Žydre mes susipažinom užvakar. Užvakar ir aš taip visai netyčia išsiaiškinau, kad Žydrė yra užaugus vaikų namuose. Pradžioje institucijoje, toj, kuri tokia yra tie tikrieji, mums visiems bendrai suprantami vaikų namai, po to jinai pateko į kitas rankas, tai yra SOS vaikų kaimas, kur jau yra visai kita sistema, kur vaikai auginami kaip ir šeimoje. Ir aš norėčiau, Žydrė, kad tu pasidalintum savo įspūdžiais, kada tu netekai tėvų globos. Tai aš pirmiausia patekau į kūdikių namus, tai vadinasi beveik iš karto po gimimo. Tai aš prabuvau kūdikių namuose, nežinau, gal 3-4 metus, o tada patekau į vaikų globos namus. Ir vaikų globos namuose augai? Iki 9 metų. Iki 9 metų. Tai iš tiesų tai tu puikiai prisimeni save vaikų namuose. Taip. Visa tavo vaikystė yra vaikų namai. Ir dabar tu man atsakyk į tą klausimą, Aušra Kurienė kalba ir tu visą laiką linksėjai, pritardama, kad vaikui reikia to gero žodžio, to dėmesio, to rūpesčio, bet aš galvoju, jeigu tas vaikas niekada jo nematė, niekada nežinojo, niekada to rūpesčio nepatyrė, jisai to tiesiog, jisai neturi to failo galvoje tada. Taip, bet aš mačiau tą šeimą ir dėl to aš linksiu. Ir dabar aš pati turiu šeimą ir puikiai suprantu, kad mano vaikui reikia
Ir mamos, ir apkabinimo, ir meilės, ir šilumos, ir supratimo. Dėl to ir linksiu. Žiūrėk, tu man pasakyk, tavo buvimas vaikų namuose. Ar tu vaikų namuose gyvendama iki 9 metų, ar tu ten patyrei tai, apie ką pasakojo Aušra Kurienė? Na, globos namuose ten augi, sakyčiau, taip grubiai bandoje, va, kaip gyvuliukai visi, nes ten daugiau yra kova už būvį, va, tu kovoji bandai išsikovot vietą po saulę, dėmesio iš auklėtojų sulauki, padarydamas ką nors blogo nebent. O šilti jausmai, tu prisimeni, ką tu mylėjai, kai buvai vaikų namuose? Mylėjai, buvo tas jausmas tavyje, kad tu kažką tai myli? Aš mylėjau tik tai savo krikšto tėvus. Globos namuose nebuvo nei vieno žmogaus, kurį aš mylėčiau. O kas tie krikšto tėvai, ta prasme? Kas tie krikšto tėvai? Krikšto tėvai tai žmonės, kurie tiesiog vieną dieną atėjo į globos namus ir pasakė, mes norim globoti kokį nors vaiką. Tai jie kiekvieną savaitgalį per visas atostogas mane pasimdavo pas save į namus. Ir rūpinosi manim. O vėliau nuo 9 metų tu atsiradai SOS vaikų kaime. Taip, krikšto tėvų dėka. Ir jeigu tu lygini tą gyvenimą vaikų namuose ir po to gyvenimo, kuris buvo SOS kaime, tai yra jau alternatyva. Jau tai nėra vaikų namai, tai yra tokia specialios sąlygos, kurios yra sukūriamos vaikam augti lyg ir šeimoje su ta pačia mama. Koks skirtumas buvo tarp tų dviejų gyvenimų? Ar ten yra tokia ryški linija tarp jų? SOS kaime aš gyvenau šeimoje, turėjau mamą, aš turėjau brolių, sesių, turėjau savo namą, aš galėjau lankyti kokius tik noriu būrelius, aš ėjau į normalią mokyklą kaip ir visi, aš buvau mylima, keliavom nemažai, pasakočiau. Na, nepaisant to, šiandien tu esi baigusi mokslus, ištekėjusi, augini dukrelę puikią ir tavo gyvenimas kažkaip susiklostė visai sėkmingai. Taip. Ar taip pat būtų viskas, jeigu, sakykim, tu būtum likusi vaikų namuose? Tikrai ne, nes tą dieną, kai aš persikrausčiau į SOS vaikų kaimą, mano žiniomis aš tą dieną turėjau būti pervežta į Švenčionėlių internatą. Tai jau man tas faktas labai daug ką pasako ir tikrai nebūčiau tiek pasiekus, jeigu nebūčiau patekusi į SOS kaimą. Nes aš vis tik galvoju, kad aplinka turi labai didžiulę įtaką. Ir aš patekau į šeimą ir man labai buvo svarbu. Ar galėtų mūsų visuomenė, kaip jūs manote, ar tai neskamba utopiškai mūsų visuomenėje pasidalinti tos 4000 vaikų ir pasistengti juos užauginti? Aš tokią kitą gal istoriją papasakosiu apie taip, kaip žmonės pasikeičia. Mes prieš 18 metų savo centre pradėjom tokią programą, kur kvietėm suaugusius savanorius, kad jie taptų tokiais vyresniais draugais vaikam, kuriem reikia paramos. Tai pirmais metais mes susitikom su kokiu 1000 jaunų žmonių ir jiems pasakom apie tai, kad jie galėtų ateiti ir susidraugauti ir metus laiko su kokiu nors vienu vaiku, ką nors susitikę veiktų. Eitų į kiną, ten, nežinau, keptų blynus, kalbėtųsi, važinėtų dviračiais, tokiu taptų asmeniniu draugu vaikui. Po maždaug, nežinau, pusės metų kvietimo mes turėjom 8 savanorius, nes žmonės nesuprato, nedrįso. Pagrindinis klausimas, kokį jie užduodavo, tai ką aš galiu duoti, aš esu toks paprastas. Nei aš pats čia turiu kažkokių pinigų, nei aš turiu čia kažkokių ypatingų savybių. Aš esu tiesiog studentas, ar aš esu tiesiog pats dar vaikų pats neturiu. Ką aš galiu duoti? Praėjus 18 metų mes kasdien centre turim virš 100 savanorių. Mes beveik nedarom jokios didelės reklaminės kampanijos. Mums vis dar trūksta jaunų vyrų, kurie ateitų ir taptų berniukams tokiu pavyzdžiu ir draugu. Bet laikai labai pasikeitė. Žmonės jaučia, kad jie gali. Jie neturi jokių šansų susirasti savo autoritetą arba žmogų, kurie jį mylėtų, prie kurio jie norėtų prisirišti, bet šiaip jie tikrai... Jie patys tai tikrai neturi. Neturi. Tai, ta prasme, kai kurie tai kas gąsdina, ar ne, visuomenė apie kažkokius vaikų namų vaikus. Todėl, kad kai kurie tikrai išeina į gatves ieškoti tų žmonių. Ir čia jaunos mergaitės atsiduria labai dideliam pavojui, nes jos išeina į trasą tiesiog. Jos išeina ieškodamos tikrai ne kokios nors sekso ar ištvirkavimo, jos išeina ieškodamos artimo žmogaus. Berniukai išeina ieškodami kažkokių tai draugų, didelių draugų, tėvų, nežinau, ten kažkokių autoritetų.
Ir jie labai lengvai patenka į kokias nors gaujas, į nusikalstamas veiklas ir taip toliau. Tie vaikai ieško, bet jie patys tikrai negali susirasti. Ir jie netgi tiksliai negali suprasti, ko jie ieško, todėl jie dažnai klysta. Jie nežino, kad žmonės yra labai visokie, kad žmonės gali būti apgaulingi. Kaip Jūs manote, kokios yra pagrindinės alternatyvos šiandien vaikų namams? Įvaikinimas. Pirma alternatyva ir tam tikrai reikia skatinti, reikia žymiai daugiau kalbėti apie vaikų poreikius, o ne apie jų kažkokios tai defektus, pavojus, kas iš jų gali užaugti ir taip toliau, ir taip toliau. Labai daug informacijos galima gauti apie tai, kad ten, nežinau, kaip ten sugadina vaiką ir kaip jau iš jo ten, nežinau, kas būtinai išlys kažkokia babūnė žudikė ar tėvas alkoholikas. Visai nebūtinai. Gali taip atsitikti. Apie tai, kad ten yra kažkokie pakenkti dalykai, nes jie augo ankstyvam kažkokiam nepritekliui. Gali būti, bet aš kartais nežinau, kas yra didesnė, kažkokia tai dovana, ar užauginti šiaip gabų ir kažkokį tai sėkmingą vaiką, ar padėti užaugti vaikui tai, kas jis yra, ar padėti užaugti vaikui, kuris turi kažkokią ar įgimtą sunkumą, ar sunkumą, kuris įsigijo dėl to, kad jisai gyvenime toks buvo. Bet žinot, aš dabar žiūriu į Žydrę ir galvoju, aš manau, kad tiek Lietuvos moterų ir vyrų norėtų turėti tokią dukrą. Sėdi graži, talentinga mergina, ką tu baigei, Žydrė? Kokius mokslus baigiai? Socialinę pedagogiką baigiau, bakalaurą. Na va, su aukštuoju išsilavinimu, graži ilga plaukė Žydrakė. Aš manau, kad jos mama, jos sos mama ir gal net jos tikra mama, kurios aš nežinau, jeigu nei ką nors apie tai žinau, jos abi labai didžiuojasi. Viena įdėjusi tai pastangų, kita gal neįdėjus jokių pastangų. Bet aš manau, kad jos abi didžiuojasi. Aušra, Jūs ir pokalbio pradžioje paminėjote, kad ta meilė yra būtina ir ta meilė jinai turi būti protinga. Ką Jūs jaučiate, kai matote tos visus didžiulius šou, kurie kviečia aukoti vaikų namams piniginiu pavidalu? Vieni žmonės gali nueiti į vaikų namus, pasakyti, aš įsivaikinsiu vaiką. Kai kas sako, aš galiu nueiti į kūdikių namus ir kartą per savaitę 2 valandas palaikyti kūdikį ant rankų. Čia yra kosmosas kūdikių, čia yra labai daug. O kai kas sako, aš galiu pervesti pinigų, aš negaliu daug. Kūdikio ateiti palaikyti kūdikį rankose, tai yra kosmosas kūdikiui, tai yra labai gerai. O taip, čia yra. Nes atrodo, aš palaikiau ir jisai kažko norės daugiau, aš įsipareigoju. Bet čia yra klausimas, kuo aš rūpinuosi. Ar tai, kad jisai gaus, ar tai, kad man skaudės įsiskiria. Tai jam tai yra kosmosas. Jam, kad kas nors jį palaikys 2 valandas per savaitę, net nebūtinai per dieną, pažaidinins jį, palaikys ant kelių, paglostys jam galvytę. Tai čia jam yra kosmosas. Ačiū, Aušra, Jums labai, ačiū Žydrė, noriu palinkėti didelės sėkmės ir Žydrė, ir Jums, Aušra, Jūsų kovoje, nes nepabijokime to žodžio. Aš tai kovoje esu. Tai buvo laida Žmogus žmogui ir mes lauksime Jūsų dėmesio lygiai po savaitės kitą antradienį. Iki.